Gerai, žaidimas pas neprasieis, pratesimas praeitos dalies. Tai primenu, kad praeitą dalį praėjau pilnai Half-Life 2. Dabar bus Half-Life 2 Episode 1. Tai yra, ten sušaudėm bokštę ten tą burbulą, ne, iškritam iš bokšto ir dabar tęsiam toliau. Gerai, tai aš tiesiog čia dabar pakroviau. Dar nepakroviau, dabar pakrausim. Ja. Ir judam tada. Taip, tai dabar atsiradau, pasiėmiau Portal Guną ir bokštas ten, ne, sunaikintas tas burbulas. Ir dabar žiūrim, kas bus toliau. Ja. Burbulas ten tas, kaip jį pavadinti. O. 8 gyvybės, tik tai čia neblogai pakritau. O, autobusas gal atvažiuos. O, gyvybės pasipildėm. Taip, dabar turbūt kažkur vėl reikės eiti. Neblogai čia atrodo viskas. Wow! Ir aišku, aš čia nukrysiu. Nu tai aišku, taip. Jo, visai besaka žinau šitą vietą, bet išsidūriau. O taip ir būna. Nieko, dar kartelį. Gerai, imam Portal Guną. Beje, Portal Gunas vėl kreipi dėmesio kaip anksčiau. Toks pas... O, beje, parašė apačioj dešiniai vos matėsi. 51 minutės liko iki kažkokio reaktoriaus, man atrodo, šūvio, sprogimo. Tai va, čia truputėlį tokia įtampa. Tai reiškia, man reikia, kaip ir rodo, kad man reikia tą reaktorių išgelbėti. Ne, nu kaip išgelbėti. Kad jis nesprogtų. Ja, tai va tą ir darom. Žodžiu, judam toliau, gelbėjom pasaulį. Ja, čia man atrodo, kiek aš atsimenu, čia vat reikia užlipti ir tada praeiti čia atsargiai. Ja, viskas čia pagriuvę, dabar jau reikia tvarkyti. Taip, aha. Taip, čia neatsimenu, reikia šokti, man atrodo, kad reikia. Toliau neatsimenu. Gal ir nereikėjo. Ai, gal reikėjo. Čia viskas gerai, čia toksai užsuktas jo, tai gali prašokti. O va čia, man atrodo, jau nereikia šokti. Tai prašoksiu gerai, žibintuvėlis visai praverstų. Jo, tai aš vėl į tą, nežinau, bokštą, į tos va tunelius. Jo, va ten, kur aš važiavau, tai aš dabar pėsčiom eisiu. Įdomiai visai čia gaunasi. Taip, tai vėl išsisaugau turbūt. Vėl ten pat nekartot per laidus. Ja, čia tai aišku pavojinga vietelė. Ja, čia... Okay. Ne taip paprasta. Ja. Gerai, dar kartelį bandom. Viskas sustojo, ne? Va, 50 minučių 25 iki pabaigos kažko ten. Tai bandom čia. Ja, mane po truputėlį naikina, tai aš bėgu iš čia greičiau. O, kaip tik pasipildysiu. 100. Čia jau nėra kaip ten po 200 pildo, ne? Kaip kažkaip lėčiau, nieko. Gerai. Toliau, dabar toliau, kur turbūt ten. Vėl truputėlį praradau, bet čia buvo gyvybė, taip toliau. Turbūt ten. O čia jau negalima. Kažkodėl, kodėl negalima, neaišku. Gerai. Vėl viskas iš naujo. Na gerai, ne viskas iš naujo. Ja, čia toks spaudimas bus, žodžiu, tą reaktorių reikia. Reaktorio, ne? Till core collapse, jo. Nu, tai jo, kažkokį brandolį. Reikia dabar tą brandolį sutvarkyti. Gerai. Čia galiu šokti, išsiaiškinam, čia ten negaliu šokti. Reikia kažkur gudriau. Čia turbūt reikia, jo. Wow. Kažkaip pasižalojau, bet turbūt nieko tokio. Aha, čia tikrai nereikia. Jo, va čia man primena vėl portalą, nes ten, aišku, portalas, o dabar klausimas, gal ir panašiu metu į tam Orange Box buvo toksai rinkinys, kur yra Half-Life, man atrodo, visi, su kaip tik Episode 1, 2 ir ten buvo dar portalas, man atrodo, gal net ir antras portalas, jo, kokiais 2008 gal išėjo, ne? Gal kažką maišau. 49 minutės, vis baisiau. Gerai, bėgu. Palaukit truputėlį. Aš jau žinau biškį ką daryti. Jau teko man. Tai turėčiau susitvarkyti greit gana. Jo, dreba viskas. Taip, čia kaip specialiai man palikta praeiti, gerai. Čia kažkas dega viskas. Taip, čia turbūt reikia tiesiog prašokti. Bėgam, tikėsimės nieko nebus. Viskas sproginėja, kas sugriuvo.
Sugrioviau, tai aš dėja, tai reikia ir sutvarkyti. Vėl eilinį kartą. Kažkaip man su to nukritimu sekasi. Na gerai, varom. 28 minutės. Ja, čia tipo kažkaip matyt, čia ne tiek pagal laiką, o tiek pagal, nežinau pagal ką, pagal tai, kur aš arti esu turbūt. Turbūt geriau nelikt. Tu gerai dabar nebenukrist. Gal vėl išsisaugosiu. Tas išsisaugojimas, aišku, nebūtinas, bet nu taip to. Kažkaip labai kvailai nukritau. Čia turbūt šitą reikia palaukti, nežinau, aš čia geras, čia dar laužo sieną jisai. Bandysim prabėgti. Nu va. Į tą korą reikia prasibrauti. O! Vėl matytas, man atrodo, tas pats kambarys, kur ginklus atiminėjo. Jo. Čia turbūt, man atrodo, gal matyta. Aha, čia kažkoks valdymo. Gerai, einam čia. Va čia, man atrodo, kur ginklus atimė. Jo. Tik aš dabar ginklų neturiu, tik portalganą. Grįžinėjau, atgaunas. Sunaikinau, bet turėtų vėl pakrauti, jo. Labai gerai. Taip, tvarkoja. Pasiemam, čia prireiks vėl tos burbulus mėtyt. Gal reikės. Taip, čia dabar, ne, va, yra kelias, bet nepilnai. Trūksta raudonų, bet vat galim pasiimti ir mesti į tą. 26 minutės likas aš. O, ir tada pasidaro pilnas kelias. Čia pavojingi laidai visokie drioksteli. Taip, čia, turbūt čia. Aš taip įsivaizduoju, čia niekur nepraleis. Kur aš čia einu? Geras. Toks žinovas ir nubėgau kažkur, tai net nežinau, kur nubėgau. Vagi, kur man reikėjo, ja. 2, ja, 1 easy. O su kitu, pažiūrėjom, kaip su kitu bus. Irgi easy. Ja, čia jau visai portalą pradeda priminti, jo. Viskas dega. Dar vienas tiltas. Okay. Čia easy, o čia kažkoks stiklas, ne? Jo, tai čia reikia pagudrauti kažkaip per viršų gal. Tai net... O, pataikiau. Super. Varom toliau. O, pridirbau, ne? Dabar pridirbau, reikia gelbėti. Kad nesprogtų viskas čia. Tas CT17. Biški tampėlės tokios žiūriu. Tas droksteli. Čia gal reikia bėgti, nes gal bus blogai, jeigu nebėgsiu. Nežinau, bet kokiu atveju bėgu. O, tas garsas vėl. Ne čia? Panašu, kad čia. O, spėjau. Bet čia turbūt taip ir buvo sugalvota. Gerai, varau toliau. Reikia korą gelbėti. O, 25 minutės liko. Aha, liftas pažįstamas. Tai man reikia pasimti turbūt. Kur tie burbulai? Nematau burbulų. O, ir čia turbūt paleisti. Jo. Ir tada leidžia Benžaminą. Ir čia kažkas atsimenu, kad man užkrisdavo, jo. Tipo, kai... Aha. Čia beje tiesiai negalima. Atsimuša. Todėl darysim gudriau. Darysim va per čia. Kompaigi net laiko. Ja, čia jau susiradau pats. Ja, tas kompiuteris pabiškį susinaikina ir... Bet lėtokai kažkaip čia man. Ilgokai čia vargstu. Keista, gal ne taip, ne to kampu gal varau. Keista. Anksčiau greičiau. Geras, nepavyksta. Tada reikia per viršų čia liktai nepatenki, jo, kiek aš atsimenu. Gerai, varom toliau. Kas ten? Netoks kampas? Keista labai. Tikrai čia, aš atsimenu. Va. Ir jisai ten į vidų iššoka ir tada atsimušinėjo, kol pataiko į... Gerai, jau dabar aišku bent jau ką daryti. Aš
noriu, kad į vidų, ne čia. Nu, blemba. Jei. Taip, čia dabar aš atsimenu, kad kažkas krisdamas gali sudaužyti šitą stiklą, tai reikia pagauti kažkokį didelį dalyką. Jeigu teisingai atsimenu, gal ir ne dabar. Man atrodo šitas. Ir jeigu jo nepagauni, būna šakis. Jo ir tu krenti žemyn. Tai ne, viskas gerai, pagavau. Toliau. Vėl galvoskis. Gerai, toliau. Kur imti šitos jo? Jie yra. Vėl žiūrim, kad kas nors neužkristų. Čiagi viskas griūna. Tai smulkmenas toks. Tai kad gal į galvą, kad neužkristų. Bet dėl šito neaišku. Viskas praginėja. Gerai, bėgam iš šiandien. Jo. Taip ir galvojau. Buvo paskaičiuota, kad... vėl gyvybės normalios. Nu va, čia jau į korą, man atrodo, einam. Gerai. Čia loading bus, teisingai. Čia turi būti loading. Gerai, kągi, toliau. Taip, aš jau tikiuosi prie to koro prieiti. Jo. Čia yra... Va šitas burbulas, jisai čia sproginėja. Man jį reikia išgelbėti, kaip čia, praminti. Tam reikia, atsiprašau, labai truputėlį padirbėti. Pavalgiau gerai, tai net jau visai gerai. Atsiprašau. Gerai. Va, man reikia jį sutvarkyti, sutaisyti. Tai visų pirma, tai manęs čia nepraleis. O kaip čia daryti? Tai reikia sutvarkyti, kaip visą laiką. Pasiimti ir toliau tą patį daryti, ką aš jau moku. Kažkas taigi susimėčiau. Jo, tai varom va. Toliau, čia vėl tas pats. Nepataikiu. Gerai. Taip, dabar čia lik mygtukas kažkoks. Mygtukas spaudžiam. Kas su mygtuku? Atsisuko visi šitie čia. Man atrodo, kad man reikia čia kažkodėl. Gal dėl to, kad aš neseniai žaidžiau. Bet ne čia. Blogai žaidžiau. Va, kopečius. Va, kopetėlės. Kopetėlėm į viršų. Gražiai šia atrodo. Bet man reikia turbūt nuo jo truputėlį pasitraukti. Taip, dabar... Dar nušovė mane. Kaip taip susimaut? Aš čia pasaulį gelbėjau. Nu, greičiau, kraunam. Gerai, kad užkrovė vietą. Kažkaip kvailai nuslidau. Taip, čia reikia... Va, čia paspaudė ir kažkas atsidaro. Tiksliau, žinau, čia yra tokie, kaip jie pavadinti. Nežinau, kaip jas pavadinti. Aparatai, spinduliai tokie. Žodžiu, kažkokie aparatai, kurie nuramina reakciją, taip sakykime. Čia galime kaip tik pasižiūrėti, kaip tai veikia. Jo, atsidaro vartai ir... bet dėja vieno neužteks. Dabar antrą kaip ieškoti. Antras, va, čia atsidaro. Keista tokia vieta. Ir čia yra tokia, nežinau, kažkoks greitintuvas. Ir va čia lekia šitie, čia tai va štreifinė. Jie tave bando išstumti. Tada per čia pakyli, per čia ir... Jo, čia išknesi duris. Ir man atrodo, kaip tik ir pateksiu. Čia atsidarai portalą ir jau gali... beje, taip nesunaikinsi ją. Ir tada ieškom antrojo. Antrojo. To, kurį reikia paleisti. Man atrodo, va ten jisai. Čia taip nereikėjo daryti. Nereikėjo prie liesti. Bet nieko. Gal išsisuksim. Taip, dabar čia. Čia idėja tokia pati. Čia pasiėmė ir paleidė antrasis. Man atrodo, 3 čia reikia. Jo. Pasižiūrėti. Tas pats bus. Laiko seniai nerodė, kiek liko iki... Jo, dabar man reikia tolyn. Tik dabar neatsimenu, kur tiksliai. Čia beje, galima išėti kažkaip gudriau. Liftas. Labai gerai. Su liftu į viršų. Tai turbūt ten bus trečiasis. Ką aš čia meluoju? Šiandien žaidžiau. Ryte tik tai.
Okei, čia vėl gazdina biškį. Kaip gerai pildosi, viskas iškart pasipildo. Čia vėl dreba viskas. Taip, dabar čia aš kiek atsimenu, užlipi čia. Ir, man atrodo, reikia nušokti kažkur, va ten, va jo. Ne, va ten, man atrodo, tai. Dabar čia turiu prasisukti, bet pavojinga. Koks reaktorius. Gerai. Bandysim ten be nukritimo. Gerai, pavyko. Taip, toliau. Taip, čia toliau durelės. Vėl kažkoks greitintuvas turbūt bus. Ne, čia tiesiog išeiti. Taip, čia dega viskas, čia irgi dega viskas. Čia vėl pro čia vėl pro greitintuvo. Kur tas greitintuvas? Čia toks truputį... čia truputėlį reikia tetrio pažaisti tokio. Ne tetrio, kaip ten tas. Gerai, išbėgau. Jo, čia jau žinom, kur tas, kur. Ai, čia iš čia reikia pasigauti. Pasigavau. Varo. Neutralized, viskas. Citadelė, vadinasi, ne, tas. Ne ten žiūriu. Čia reikia žiūrėti. Tai va. Nu va, apraminau. Tai va, dabar ramu. Ir turbūt reikia kažkur eiti. Aš taip įsivaizduoju, vėl su liftu. Aš čia atvažiavau, ne? Neatsimenu dabar. Dabar man kažkur turbūt reikia išvažiuoti. Tai išvažiuojam. Iš čia. Bėgam iš čia. Turbūt atgal. Ne čia? Ai, aš kažko ne tą pagalvojau, matyt. Jo. Geras, viską atsimenu labai aš. Viską taip atsimenu, kad net neatsimenu, ką daryti. Šiaip ten liftas buvo, bet aš kažkaip galvojau, kad juo būtent nereikia važiuoti. Va šitas, va. Tada tiesiog išbėgti reikia, ne? Viskas gerai. O dabar žemyn. Jeigu neutralizavau, ką man čia veikti, ne? Net įdomu, per kiek šitą pirmą episode 1. Truputį gal painiavos galėtų būti episode 2, nes, sakykime, Half-Life'as 2 yra epizodas 1, tada būtų 2, tada 3, bet ne, čia yra episode 1. Na ir gerai, va, kur reikia manyti. Gerai, čia dabar loading bus. Taip. 50 minučių liko. Vis tiek tipo negerai. Tai va, gerai, negerai, tai negerai. Einam toliau. Taip, kas čia? Čia irgi toliau. Ai, čia varau į tą traukinį, jo, tokie, kur ten tie stovėjo pradžioj. Varom. Važiuojam iš čia. Bėgam. Nu va, jau iš ten bėgam bent jau. Ai, bet sproginėja biškelį viskas. Nelabai pavyko. Nu gerai, bėgam iš čia. Gerai, kaip čia išbėgti? Ai, kol kas neduoda, kol dreba. Ne, čia leidžia toj. Va. Pabėgsim. Čia reiktų iš to traukinio ir išlipti tada, sakykim. Gerai, einam iš čia. Loading. Gerai. Vienas traukinys, kitas traukinys čia turbūt. 48 minutės 55 sekundės liko. Tai turbūt bėgti tiesiog, ką daryti. Jau dabar aš jau kaip ir savo padariau. Daugiau čia nelabai ką padarysi, reikia iš čia bėgti. Ai, čia trikė vieta bus, atsimenu, bet nieko bainaus. O čia tiesiog yra vėl tas ventiliacija. Vėlgi, kai žinai, bet čia, aš neturiu to. Kaip mane nervina, kai neturiu. O šitas taip lengvai nepasitraukia. Ai, va dabar pasitraukia. Man atrodo, pro čia tiesiog praeina kitą pusę ir viskas. Gal ir ne? To įsitikinsim. Ten turbūt galima daugiau pasivaikščioti, bet aš shortcutinsim biškį. Turbūt. Jo. Nu va, man atrodo, aš kaip tik iš tos pusės ir atsidūriau jo. Čia galima netgi nušauti ir po to pasidaryti atgal praėjimą, bet neduoda man kažkos spinos nutraukti. Gerai. O gal čia reikia kažką padaryti?
Geras klausimas. Aš čia nelabai galiu, nes spinos nenulaužiu. Spina, aš turiu tik tai šitą ginklą, ne? Nieko daugiau neturiu. Čia gal yra šovinių. Čia ne šovinių, gal ginklų yra. Va, yra. Pistoletas yra. Taip, man reikia turbūt grįžti su tam. Kažkodėl taikinio nerodo. Va. Tada galiu tas duris pradaryti iš tos pusės. Ai, ne, pala. Ai, čia šviesą reikia jungti, va. Įjungi ir prasidaro visos duris, taip. Puiku, gerai. Ir dabar klausimas, ar reikia toliau? Ai, va. Moskvičius, judam toliau. Ja. Čia vėl ramu, vėlgi aš čia vienas. Viską man vienam reikia daryti. Nieko nėra. Ai, čia gal net niekur nereikia eiti. Ai, va, reikia. Vėl pro traukinį. Tai vėl važiuojam? Ar kaip čia? Ar čia kokia idėja? Ar čia tiesiog aš lindau, kad įlyst? Nebeatsimenu, tiesą pasakius. Ginklų gavau. Ai, va, išleiti reikia. Teisingai. Negi, aš jau važiuosiu. Aš jau pavažiavau, man nepasisekė. Gerai, vėl sunkvežimis. Čia kažkas tai liktai reikia. Čia turbūt reikia. Ai, vėl šviesą jungti. Kažkas išsijungia šviesa, saugiklius išmušė. Čia ne. Ai, turbūt reikia ten, kur šviečia. Į viršų gal pagaliau. Jo, čia aparatūra šviečia net šitas geras. Taip, čia kažkoks parkingas užgriuvęs. Ir, reikia atsisukti. Hold down to turn wheel. Gerai. Nu ką, bandom. Įdomu, per kiek šitą epizodą praeisiu. Dviratis, taip, vėl čia kažkas tai. Šovinių net nežinau reikia. Nepratilpu pro duris kažkodėl. Faina, kad išjungia, taip jauku. Gerai, kad vis šitas. Taip, gerai. Nu ką, ir tada tolin, tiksliau, varom toliau. Jau grįžo P5, čia parkingo 5 aukštas, 45 minutės liko iki sprogimo. Gerai. Taip, čia atsimenu irgi daug šaudymas iš tam parkinge, bet kadangi man čia parkinge šaudytis nereikia, tai išeisim greičiau. Man atrodo, čia reikia vat pro ten. Jeigu teisingai atsimenu. Užlipam čia, tada kažkur ten buvo vartai kažkokie tai. Va, ir čia atsidaryti galima tas vartas. Muzikėlė biškelį groja. Lėtai čia viskas. Čia šitas koras sprogs, o aš čia. Gerai, einam čia turbūt žemyn vėl kažkodėl. Ir čia, taip, čia dabar ką daryti, čia, man atrodo, yra, eini per čia, tada pro čia ir išeini turbūt kažkur tai, ne, čia turbūt, gana easy, taip, gerai, toliau. Ai, čia atsimenu, gana dramatiška vieta buvo, jo, čia su Alex buvo ir čia buvo zombių daug ir mes iš čia išvažiuojam. Jo, šitas atsišaudimas, atsimenu, toks nelabai malonus buvo. Išlysti vėl iš tunelių reikės. Bet gerai, jau čia palikta vieta, gal net dienos šviesą pamatysiu. Jo. Varom. Kažkoks metrolik ir, ne, panašu. Duris iškart matau, kad atsivert reikės. Kairiai. Turbūt. Paaišyta čia visko. 403 minutės, 45 sekundės. Taip, tiksliai, sekundėm dar. Taip, čia yra, kaip ir atrodo nieko, bet yra va čia svarbus daiktas, kurį reikia pasiimti. Ja. Čia irgi atsimenu ir tada aš galėsiu išeiti į išorę, man atrodo. Vėl į miestą. Reikia pasukti. Vėl tas miestas. Vėl City 17. Jo. Nieko, viskas gerai, jau čia ne pirmą kartą. Bet man atrodo, čia greičiau viskas šį kartą. Taip, gerai, aš dabar mieste, vėl kažkurioje tai vietoje. Čia nelaisva.
Taip, dabar arba ten, arba ten. Šitą, aišku, tiksliai neatsimenu. Aha. Cyber Cafe. Vėl miestas, vėl drama. Čia lyg ir nieko, nu gal ir ten reikėjo. Palaš, čia nepažiūrėjau taip aiškiai. Ne, čia užblokuota. Užblokuota nepraeis. Gerai, aš neėjau čia, ne? Ja. Ten durys kažkokios lyg tai prašosi. Sako, ateik čia. Kiemas. Čia gal durys ir ne, bet kiemas yra. Per kiemą. O, čia tas vat visur dabar jau apstatyta. O, liot, edel, medel, elet. Nežinau, kas buvo prieš tai parašyta. Čia gal reiktų judėti jau. Biški negerai tam bokštui. Jo, blemba, žaibuoja. Kdėl. Kdėl, kas per kdėl? Vėl tas pats. Čia vėl kažkokia tai valgykla. Gerai, varom toliau. Mašina, kuri nesišaudo kažkodėl. Ten vėl kažkoks turbūt butai. Nu, neįsim į butus. Jeigu tik įmanoma. O. Bet čia nesąmonės tik tai. O, ten matau pradaryta. Ten turbūt pats gal ir pasilikau. Ginklų dar neduoda? Ne, gal dar ne. Tai turbūt ten reikia eiti, jeigu pradaryta. Man toks jausmas, kad čia ta pati vieta. Jo, nes. O gal ir ne. Jeigu užlipsiu, kas iš to? Galiu pastovėti bokštelį, labai įdomu. Tai turbūt čia tada reikia eiti, jeigu taip. Loading bus? Jo, atspėjau. Tai jeigu loading gerai, kažkur vėl einam. Taip, gerai. Nelabai atsimenu, kur eit. 41 minutė. Čia gal? Gal čia? Ja, panašu į čia. Kažkokia gamykloje esam. Tai gerai, einam toliau. Čia už servisas gal koks. Gerai, vėl zaz. Taip, dabar. Ten nieko nebuvo, lyg tai ne. Taip, čia dabar. Kas vyksta? Ai, čia. Aš vos nebuvau gal šitoj vietai. Pas man dėžavų. Ir vėl neduoda. Bet duoda čia. Tai gerai. Čia neleis. Čia turbūt nežinau, ar čia reikia. Bet ir ten nežinau reikia. Nu, kažkaip man čia dabar nors užlip, po to žiūrėsim, jeigu nepavyks. Okay. Ai, bet prakritau ten pat. Tai jo, vis tik buvau teisus, nereikėjo. Pragriuvo grindis ir ten pat atsidūrė. Tai ten neinam, tada einam čia. Kažkur gal gudriau praeis. Nelabai laiko, va, nukrito viskas. Gerai, taip, liftas vėl, labai puiku. Liftas žemyn, bet ir po vandenį iškart. Okei. Čia reikia išsigelbėti turbūt, kiek atsimena. Gerai. Čia biški dramos, tai susprogdinam. Čia per langą turbūt reikia šokti, ja, nes kitur. Čia nelabai gal taip reikėjo. Ai, šitas atsimenu, stalas specialiai padarytas labai sunkus, kad toks rimtas, kad nesusilaužytų. Ne. Čia reikia ir išeiti. Ja, turbūt, kad ten per laiptis. Ja, ir tada čia. Ir tada čia. Dabar čia va taip. Ir lipame viršų. Ja, ir čia kažkaip tai. Tada turbūt čia vėl. Kad jau ventiliacija. Tai per ventiliacijas reikia. Tada. Jo, aš atsimenu, man taip pirmam Half-Life patikdavo. Ten buvo toks irgi drama, kur eini per tokį. Ja, per tokius vat ventiliacinius. Po to sužinai, kad pasirodo viskas mitas. Niekada ventiliaciniai nebūna tokie, kaip čia, kad žmogus galėtų pratilpti. Taip, kur aš dabar čia esu? Ai, elektrą vėl įjungiam ir tada visur praeisim. Netgi abi pusės neaišku, kur eiti. Čia... Ai, pro čia aš atėjau turbūt, o pro ten neatėjau. Tai reikia ten eiti. Turbūt jo. Būčiau vėl nusukęs ne ten. Bandom čia.
Jeigu čia irgi nebus vieta, kur aš jau buvęs. Ne, čia 38, plus laikas atsinaujina, panašu, kad čia kažkas vėl nauja. Taip, sunkvežimis. Čia yra šita ligoninė. Galim čia prasukti, jo, bet čia, man atrodo, lyg tai iš jos niekur nenueini. Galim šiaip apsižvalgyti. Įdomus lygis visai. Čia irgi daug šaudimas, aišku, bet vėl ne man. Jo, jis toksai gal ir ne visiems jaukus, bet galim prasivaikščioti. Čia turbūt man kažką reikia padaryti, bet... Taip, čia vienas, jo, tada antras blokas, trečias, man atrodo, yra. Ta ligoninė. Stacionarbėje pavadinta, jo. Nu, pavadina dar gydytojai ir pas mus stacionaro. Viskas, išėjau. Labai greit išėjau. Ir man atrodo, man ten reikia. Technika čia rusiškai tikrai parašyta, šitą žinau. Tai man atrodo, man ten reikia. Tik dabar ar čia, ar ten kažkur tai. Gerai, kas ten yra. Ten turbūt ir bus išėjimas. Jo. O, traukinių depas. Traukiniai beje jo mūsiškiai, dar tokie gal ir važiuoja dar pas mus. Taip, čia turbūt užlipti viršų galima. Jo, ir kur tada? Vat ir nežinau, kur čia aš pateksiu. Jo, aš kol kas blaškaus truputėlį. Aš užlipau, bet niekur nenuėjau ten. Vaikščiau. Blaškausi, bet jo, truputėlį neatsimenu. Čia gal? Ne. Čia irgi ne. Šiaip tai žalios duris, exit parašyta, tai turbūt čia ir yra exit. Bet man nereikia išeiti, man reikia nebent kitur išeiti, jo. Gerai. Jo, ir yra traukinių stotis, tai bus. Man čia iš tikrųjų reikia, nes man reikia pabėgti iš čia. 3 minutės rodo liko. Jo, dabar kaip pabėgti? Taip, dabar aš gal išsisaugosiu, kad manęs čia ta laiko spaudimas. Aš nelabai atsimenu per kur. Jo, geras. Okei. Aš atsimenu, kad aš čia grybavau ne vieną kartą. Čia gana paprasta, čia eini pro duris ir va ten išeini. Ir tada ateini čia. Keistas toks praėjimas. Jo, dabar man atrodo ten. Liktai. Jo, ir galima dar apsižvalgyti, bet esmė yra va čia, va, atsistoju ir spaudžiu mygtuką. Šitą man atrodo, ne? Jo. Citadel explosion starting now. Nu va. Važiuojam. Jo, įdomus toks jausmas, tu bandai pabėgti ir taip kuo toliau, to vis biškai gal taip ramiau truputėlį, bet taip po truputį. Spalvą pasikeisiu veido. O, matosi, ten prasidarinėja tas portalas ir bokštas visas citadelė. O. Wow. Skrinšotą pasidariau. Gal ant video uždėsiu. O, jau atrodo jaučiau už varto, bet vis tiek viskas. Žodžiu, City 17 nebelieka. Visas sprogsta ir dar taip rimtai. Viskas, Episode 1 baigtas, labai greitai gavosi. Nu, tai einam į Episode 2.